What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. Ir vėl penktadienis. Ką planuojate savaitgalį? Man pasimatymas. O aš skaitysiu naują romaną, kurį gavau iš močiutės. Aš tai kiną su draugais. O ar pamenat, tikybos mokytoja mums liepė padaryti formulę? Geriau dabar ją sukurkim, tada bus ramus savaitgalis. O ką čia daug kurti, atsiverti šventą raštą ir ten skaitai? Tikybos mokytojai patiks. Ką ten skaitytumėm, pasienę pamokim jų gyvenimą? Ar užrašai tą tekstą, kur per vestuves skaito? Meilė, kantri? Gera mintis, kas turi Bibliją? Geras klausimas, kas dar tokias tuojam iš jau? Aš turiu Naująjį testamentą, jau pamenat, reikės mums esė rašyti per lietuvių kalbą apie pasiaukojimą. Ten parašyta, meilė kantri, meilė maloninga, ji... Palauk. Argi šiais laikais meilė kantri? Juk skubėjimas yra gyvenimo ir meilės variklis? Gal tu čia apie seksą? Jeigu apie jį, tai įsimylėjęs skubą. Gal pats patyrį, mačiau, kai ten su kažkokia mergučiukė už kampą bučiavo. Bučiniai dar nieko nereiškia. Paklausiau tėvų, kas yra meilė. Sakė, kad tai yra sunkus darbas, kurie dirbo 26 metus. Galit patikėti? Todėl pritariu, kad meilė negali būti be kantrybės. Gerai, tai užrašau meilė lygu kantrybė. Kaip galima mylėti ir nepavydėti? Neįmanoma. Tikrai, o dar nesididžiuoti ir neišpuikti. Pernai, kai draugavau su Aurinu, skraidžiau padebesiais, vaikščiojom, abu už rankučių susikibę, aš galvą užrietusi džiaugiausi, kad mane pasirinko, o ne kitą. O jis tik norėjo pasiglamžyti ir gerai matematikos egzaminą išlaikyti. Išlaikė egzaminą, dabar kolegijoje studijuoja, mačiau jau su kažkokia trinas. Gerai baigą, kas visi atsimena tavo istoriją. Atsimenu, kai skaičiau Pagaus knygą, ten buvo parašyta, kad pavydas tik įsimylėjimo požymis, o tikra meilė laukia. Įdomu, kiek laukia? Laukia gal pasens? Norėčiau, kad mano vaikinas man pasakytų, nebegu su tavim todėl nesmyliu. Kur dabar tokių rasti? O aš ieškau merginos, kuri neprimestų man savo norų, priimtų mane tokį, koks esu, atleistų, ką padaryčiau blogo. Daug nori iš merginos, o ką galėtum pasiūlyti? Aš turbūt stengčiaus, kad mano mergina būtų laiminga. O, tai čia jau tinka iš Biblijos. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. O, paskutinis žodis geras. Pritarė tiesai. Aš už tiesą mėnesį kalbuosi. O tai akis kalba vieną, už akių kitą. Stebėjau čia tokios vienos mokyklos pamos elgesį. Žinokit, patiko, biškį padraugavus, pastebėjau, kad tokia grubi, paviršutiniška, bet vis tiek graži. Pasiūliau draugystę padaryti savaitės pertrauką. Žinokit, visai nepasigedo, akis pačias į kitos pradėjo žiūrėti. Tai va, tiesa santykėse būtina. Gerai, užrašykim tą tiesą. Tai palaukit, aš dar ne viską perskaičiau. Ji visą pakelia, visą tiki, visko viliasi ir viską ištveria. Kas čia galėtų tikti? Aš nežinau, bet kad mylintis vienas kitą viską ištveria, tai tikrai. A kaip Romeo ir Džiuljeta? Nė velnio neištveria tėvų spaudimo, myli iš tas pačias meilės. Bet ar tai meilė buvo? Mes pirmoje vietoje užrašėme kantrybę. Gal tai buvo tik įsimylėjimas? O ar pamenate iš Rusijos istorijos? Dekabristų žmonos pačias į tremtį ėjo paskui vyrus, o dabar gimsta nesveikas vaikas ir tėtuko nekvapo. Mama viena visą naštą turi nešti, aukodama savo gyvenimą, jaunystę. Bet vis tiek, man formulė kažko trūksta, tokia trumpoka. Aš turiu išminties knygutę, čia yra labai daug parašyta apie meilę. Meilė atsiranda tuomet, kai ne tik įstengia pakelti kančią, bet ir jos nevengia. Meilė laukinė žolė, o ne sodo augalas. Baig čia tik protingas nudalintas mintis, kai neturi ką skaityti. O mes turim? Tai radau tą pernai skaitytą Pagaus knygą.
Ten meilės formulė gan nebloga. Meilė lygu, draugystė plus įsimylėjimas, dalinta išlaiko. Aš iš Ričardo formulės paimčiau laiką, kaip labai svarbu meilė elementą. Laikas mėnesį leis, kiek reikia. Aš manau, kokie 2-3 mėnesiai gali pažinti žmogų. Bet aš kalbu ne apie pažinimą, o apie meilės perimą, draugystės sąlygą. Man jau 17 metų ir aš dar nei kartą įstringai nebūčiau merginas. Jaučiu, kad laikas ne mano sąjungininkas. Nusiramink, mano tėtis vedė 33 metų. Viskas spėjo atlikti tinkamai. Ačiū už palaikymą. Bet kiek reikia laiko draugauti, kol gali pasipiršti? Kažkur skaičiau, kad 2 metai tai yra puikus laiko tarpas iki santuokos. Tai jei būtų su Tomu dabar draugaujant, tai 20 metų ženysime. Jeigu jums gera kartu, jei galva ištyrė širdį, jums pasisekė, jūs subrendot meilį. Ir seksui? Seksas yra lyg ugnis, jei jis nevaldomas, jis niokoja viską aplinkui. Suvaldytas jis tampa puikia energijos šaltiniu. Iš kur tu čia tokia protinga? Skaičiau meilės santykių žurnale. Čia viskas taip aiškiai parašyta. Grįžkim prie formulės. Aš manau, kad reiktų čia dar įrašyti laiką. I don't know why you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is... Bet man vis tiek rūpi grįžti prie sekso. Kada mylėtis juk lytinis santykis, tikra meilė? Žurnale parašyta, tikra meilė laukia. Tai skaistumas, pakanta ir susivaldymas. Skaistumas senamadiškas, tik mano močiutė tiki pas mokytoją kalba apie jį. Atsiprašau, bet rinkdamas skaistumą, pasirinkis sveikatą, orumą, brandą, gilius ir draugiškus santykius. O ką tas žodis iš viso reiškia? Gyventi skaisčiai, gerbti ir kitą žmogaus kūną, neišnaudoti jo kaip daiktą. Gal kažkokių konkrečių faktų turi? Prancūzų duomenimis 20% 20-mečių dar neturėjo lytinių santykių, 60% nori nebeturėti lytinių santykių ir 80% pradėjo dėl kitų įtakos ir todėl, kad nebuvo išmokę pasakyti ne. Tai kur dedam tą skaistumą? Gal čia? What is love? Oh, baby, don't hurt me no more. Tai ką, vis dar kūrybos pradėsime mirstate? Turiu gerų naujienų? Ką, gal tikybos punktas, ar reikalas jau vyksta? Ne. Bet aš irgi neleidau laiko veltui. Padariau apklausą dėl tos meilės formulės. Net mokytis įtraukiau. Eik tu, tai mes šiandien vieni makaulę sukame, greičiau dėstyk, nes visai susipainiojo. Rezultatai tokie. 9-okai savo meilę apibūdino kaip džiaugsmą ir draugystę. 10-okai – draugystę, įsimylėjimą ir galų gale lytinius santykius. 12-okai mūsų vyriausią meilę apibūdino kaip pagarbą, atsakomybę ir džiaugsmą. Na, o mums nepatikėsit. Pagal mūsų visus duomenis, 11-okai apibūdino meilę kaip pažinimą, atsakomybę, įsimylėjimą, na ir žinoma, kurgi ne berniukai lytinius santykius. O ką mokytojai kaip suaugusių nuomonė skiriasi nuo vaikų? Na, mokytojai mano, kad meilė tai atsakomybė, džiaugsmas, galų gale šeima, kurios jie jau turi. Tai viskas yra aišku, bet ar sutarimo? Manau, kad reikėtų čia įrašyti džiaugsmą. O ir galų gale kantrybė, manau, ir tiesa, tai yra draugystė. Vajam ir formulė. Nežinau, tikėjausi kažko kitą, dar mano mokytojai patiks. O man niekas nepaaiškėjo. Aš manau, kad meilė tai yra paslaptis, didžiausia dovana duota žmogui. Dovana, kuri virsta preke, daiktų, neįgyventinama svajonė. O aš džiaugiuosi, kad turi daug laiko, gerą laiko draugystei, įsimylėjimui, gal ir meiliai. Gerai, kad pasikalbėjome. Supratau, kad sutiksiu tą, kuri bus verta mano meilės. Čia neužteks žinoti vien formulę. Pagal ją gyventi štai kur iššūkis. Kaip skaičiau vieną knygą, ten dėdė sakė, kad santuoka yra skirta tam, kad gerai miegoti. Tikrai gyvenimo sudėtingas dalykas, siunčiantis išbandymus ir galimybės. Ką rinktis? Kaip ten? Įsimintinas pasivaikščiojimas. Meilė ateina nesitikint, bet visada padedant. Padedant kam?
Ne, tai norėjau pasakyti, bet toks... Dievas yra meilė. Ai, ką čia nusifilosofavom? Grįžkime pamokas. Tai gyvenimo pamokas. What is love? Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt